Man teko garbė sudalyvauti tiek Advanced Certified Scrum Master, tiek Scrum Master mokymus. Kalbant apie abiejus atskirai, Scrum Master mokymai, dėl ko man labai patiko, tai visas tas bagažas žinių, tie pagrindai, kurie dažnai rutinoje pasimiršta ir iš tikrųjų tie pagrindai turėtų mums ir padėti susigaudyti rutinoje, kuri gali dažnai pasirodyti kompleksiška ir labai sudėtinga. Tai šitas pati idėja pagrindų, ką teko praktiškai pritaikyti, tai tiesiog gerosios praktikos, labai dažnai cituoju tiek Agile manifesto vertybės ir praktikas, Scrumo vertybės, kurios labai padeda nepamesti to teisingo požiūrio į projektų valdymą. Tada mes labai pasiteisino kaip komandom padėti skaidyti užduotis teisingai, kad nereikia apsiimti didelių užduočių, kad reikia kuo mažesnėmis dirbti. Ir šitie dalykai tokie, kurie geriausiai pasiteisino ir praktiškiausi. O kas liečia Advanced Certified Scrum Masterio mokymus, tai iš karto pasijauti ir kitas lygis, kitas žingsnis į priekį. Taip kaip pavyzdys, pati idėja, tai turbūt, kas svarbiausiai išsinešiau iš tų mokymų, tai teisingas požiūris į komunikaciją ir lūkesčių valdymą. Kas liečia komunikaciją, tai kaip teisingai komunikuoti projektus, o kas liečia lūkesčių valdymą, tai kaip teisingai suvaldyti lūkesčius tarp vadovų, tarp product ownerių ir tarp komandos, kad tiesiog užtikrinti sklandų ir kaip įmanoma suvaldytomis rizikomis darbą. Kas dar labai padėjo, tai fasilitavimas, skirtingi būdai. Dažnai susiduriam, kad praktikoje ne visą laiką spėjai pasiruošti ir tokie paprasti nepasimetimai susitikimo metu su fasilitavimo ta praktika labai padėjo tiesiog išeiti iš susitikimo ne su keistomis mintimis, kad tai ką mes čia padarėm per šitą susitikimą, tai ko mes čia susirinkom. Dažniausiai išeina pasiekti kažkokį tikslą, išvadą ar veiksmų planus, kurių mes dažniausiai ir tikimės po kiekvieno susitikimo. Dar vienas dalykas, kuris labai pasiteisino, tai buvo Team Performance modelis, komandos performance modelis, kur yra 4 zonos. Formingas, stormingas, normingas ir performingas. Tai šita užduotis labai padėjo gerai komandų vadovam parodyti, kur jie yra, ko jiem reikėtų siekti toliau, kur yra ir išsigryninti problemas komandose, kurios anksčiau gal tiesiog nieks nekreipdavo dėmesio į jas, bet kai jas papointinom, kai jas pastebėjom per šitą modelį, žmonės pradėjo kitaip žiūrėti savo komandas ir kaip jom padėti būti efektyvesnėm. Certified Scrum Master, tiek Advanced Certified Scrum Master mokymuose turėjau garbę dirbti su Lase. Puikus lektorius, man asmeniškai jisai yra uždėjęs kartelę, koks turėtų būti moderatorius ir komandos treneris, coachas. Pagrindinis dalykas, kurį išsinešiau, tai tikrai yra praktika ir dar kartą praktika. Kiekvienų mokymų metu 30 minučių informacijos, 30 minučių praktikos. Ir visą laiką, ta prasme, net nepajauti, kaip tos 80 valandų praskrieja, nes tiesiog geba labai įtraukti ir tikrai visiems rekomenduoju šitą lektorių, nes viską remia pavyzdžiais, užduotimis, kad ir atsako, kai užduodi klausimą, atsako, priklauso nuo situacijos, bet nepasimeta ir visą laiką duoda tuos tokius gerus pavyzdžius iš savo patirties.